Nutrients – mokslas už senėjimą sukeliantį sprendimą. Kalbės John Miller, mokslo ir technologijos tarptautinis viceprezidentas, mokslinės patarėjų tarybos narys. Tai yra malonumas būti čia ir turėti galimybę pasidalinti 4 sunkaus darbo metų rezultatais, kurie yra skirti moksliniai patarėjų tarybai, daugybei mūsų globalinio mokslo tinklo narių ir šimtams kitų žmonių visame pasaulyje, kurie yra už užkulisių ir kurie gamina tokius produktus, tokius dalykus, kaip nauja Nutrients produktų linija kilusi iš minties, visi keliai į realybę. Man tikrai malonu būti čia, pristatinėtojų ir pasisakančių šios grupės vardu, nes žinau, kad jie visi yra sužavėti, nes jie atliko pasakišką darbą ir aš to jau pasidalinsiu su jumis apie tai. Kaip aš jau minėjau, nauja Nutrients programa atstovauja kelių metų mokslinius tyrinėjimus. Tai nėra kažkas, ką mes sudėjome per vieną naktį, tai užtruko ilgą laiką. Ir tai atstovauja odos ir asmens higienos pirmaujančius lyderius mokslo srityje. Kaip visuomet, GNLD produktai yra pagristi gamta ir užbaigti mokslo. Ir tai išpildo ir veikia pagal visas GNLD filosofijas, kurios išskiria mus nuo visų kitų firmų pramonėje. Ir rezultatas, kad šie produktai aprūpins, yra nuostabus. Judin sakė, kad mes galime atnaujinti jaunystę. Šie produktai iš tikrųjų gali padaryti tai. Šie produktai iš tikrųjų gali sulėtinti, sustabdyti ir netgi pasukti atgal senėjimo procesą. Jie gali apsaugoti jūs nuo negrįžtamo ir pastovaus laiko niokojimo. Jie tikrai gali atrasti sprendimą ir mes tam turime mokslą, kad įrodyti tai. Kai mes nusprendėme pradėti vystyti šiuos produktus, mes tikėjomės labai didelių lūkesčių po viso to, kas mes esame GNLD. Kažko, kas nėra mažiau negu aukščiausi standartai ir reputacija ir kitaip negali būti. Mes nustatėme labai aukštus kriterijus sudėčiai, įvykdymui ir įvertinimui. Mes norime, kad jie ne vien tik tai būtų pirmaujantis ir pasireikštų kaip menas ir mokslas, bet mes norime, kad jie būtų geriausi pasaulyje. Kad padaryti tai, mokslinė patarėjų taryba ėmėsi ilgų rūpestingų tyrinėjimų, ieškodama formulių sudarinėtojų, žaliavų ir įvertinimo įstaigų visame pasaulyje. Kai tyrimai buvo baigti, mes surinkome jau esančius mokslinės patarėjų tarybos narius ir globalinio mokslo tinklo narius ir įtraukėme taip pat kitus, kad prisidėtų prie mūsų paieškų, kad būti geriausiems. Mes surinkome geriausius protus pasaulyje ir paskyrėme juos dirbti jums. Leiskite man papasakoti jums apie tai. Formulių sudarinėtojus mes radome Šveicarijoje. Nuostabūs žmonės. Žinote, šveicarų pasaulis yra pagarsėjęs savo formulių techniką, kas liečia odos ir asmens priežiūros produktus. Visos istorijos bėgyje jie sugebėjo pateikti daugybę naujų žavių ir novatoriškų idėjų. Žmonės, kuriuos mes išsirinkome, yra geriausi iš geriausių. Jie sudarė prestižiškiausius produktus, kokius jūs tik tai galite rasti pasaulyje. Jie įrodė, kad buvo padarytas tobulas pasirinkimas ir aš manau, kad jūs sutiksite, kai pamatysite rezultatus. Ši sudarinėtojų grupė iš visos Šveicarijos buvo kasdien vadovaujama daktaro David Sheffert. Daktaras Sheffert yra nuostabus žmogus. Jis turi puikų pažinimą ir yra labai rimtas mokslininkas. Ir jis sugeba padaryti nuostabių dalykų. Jis nutiesė tą kelią, nors ir aš buvau ten keletą kartų ir kiti mokslinės patarėjų tarybos nariai dalyvavo tame, bet jis nutiesė kelią geriausių formulių sudarinėtojų pasaulyje vystyme. Po to, kai mes suradome sudarinėtojus, mes praleidome apie 4 metus, mokydami juos apie tai, kas mes esame. Jie turėjo išmokti apie mus, jie turėjo išmokti apie mūsų techniką, filosofiją, poreikius.
Su jais kartu mes peržiūrėjome daugiau negu 1000 žaliavų, kad įsitikinti, kad mes gausime tai, ko norime, tesdami gaminti tai laboratorijose, išbandydami tai realiame pasaulyje. Po to vėl sugrįždavome į laboratoriją ir vystydavome produktus toliau, atnaujindavome ir performuodavome juos vėl. Mes išaugome išskirtinių produktų liniją, kuri yra pagaminta iš pirmarūšių žaliavų. Ir nauda, kaip aš jau anksčiau minėjau, yra iš tikrųjų nuostabi. Žaliavų parinkimo procesas niekada nėra lengvas mums. Žaliavų parinkimas visada yra iššūkis, nes mūsų standartai yra labai aukšti ir dažnai dalykai, kurių mes prašome tiekėjų, kad aprūpintų mus, net neegzistuoja. Arba dalykai, apie kuriuos mes bandome kalbėti su jais, dalykai, kurių mes turime išmokyti juos, kaip daryti. Tai buvo Nutrients atveju, taip pat ir su kitais produktais praeityje. Kai jūs pažvelgsite į receptūrą, jūs pastebėsite, kad joje yra gausu botaninių ekstraktų. Ne keletas iš jų, bet visa puokštė. Keletas iš tų botaninių ekstraktų yra ypatingai parinkti, nes tai suteikia labai ypatingą naudą. Mes pridėjome daug alijošiaus ir jūs galite pamatyti tai visose produktuose. Mes pridėjome žalios arbatos ir echinacėjos dėl jų sugebėjimo palaikyti odos sveiką struktūrą ir funkciją. Mes sudarėme ir išvystėme botaninių ekstraktų grupės, kurios suteikia ypatingą efektą skirtingų odų tipams, žiūrint ar jūsų oda normali, ar sausa, riebi, ar mišri. Mes užbaigėme produktą, kuris yra tobulas jums. Mes padidinome savo galimybę apsaugoti jūsų odą nuo saulės spindulių. Ir tai nėra skirta vien tik tai nuo ultravioletinių B tipo spindulių žalos, bet taip pat ir nuo ultravioletinių spindulių A tipo. Ultravioletiniai A tipo spinduliai yra labai svarbus, ypatingai kovos su amžiumi sprendime, nes ultravioletiniai A tipo spinduliai sukelia daugumą senėjimo žinių ant jūsų odos, matomų senėjimo požymių. Mes išradome labai unikalią sudėtinę dalį. Ši sudėtinė dalis yra pagrįsta maistinių medžiagų kombinacija. Nenustebkite, bet ar jūs įsivaizdavote, kad GNLD gali naudoti maisto medžiagas, kad sutvirtinti odą? Šitos medžiagos yra surinktos labai ypatingų būdų ir aš parodysiu to naudą ir efektyvumą. Mes vadiname tai ACR, aktyvuotas ląstelinis atsakas. Mes sudėjome tai labai išskirtinę formulę. Žaliava yra pagrįsta amino rūgštimis, vitaminu B niacinu ir sudėtinė dalimi vadinama adenositrifosforatas arba ATP. Tai yra ląstelės energijos gamybai. Kiekviena ląstelė jūsų kūne pagamina energiją dėl to sudėtinės dalies. Mes visą tai sudėjome kartu ir galėjome pagaminti produktą, kuriuo galėjome įrodyti, kad tai stimuliuoja pačios odos medžiagų apykaitą ir atnaujina ją. Tai tik tai keletą dalykų. Ačiū Jums. Tai yra tik tais keletą iš tų daugumos žaliavų, kurios yra šių produktų sudėtyje ir tai tikrai yra nuostabu. Kitas dalykas, kurį mes norėjome padaryti, tai kliniškai patikrinti ir įvertinti tuos produktus. Tai reiškia, kad mes panaudojame juos realiame pasaulyje, pritaikėme juos su realiais žmonėmis. Mes norėjome pamatyti, kaip jie veikia. Mes suradome pačias geriausias, pirmaujančias tyrimų įstaigas pasaulyje. Mes nuvykome į geriausią iš geriausių, į Prancūziją. Prancūzai turi labai gerą reputaciją tokio tipo produktų klinikiniams bandymams atlikti ir mes radome labiausiai kvalifikuotą laboratoriją pasaulyje. Jų duomenys yra labai gerai pripažįstami dėl jų pagrįstumo ir svarbumo, kad beveik visos svarbios vyriausybinės agentūros pasaulyje pripažįsta tai ir sutinka su jų verte. Mes parodėme jiems tai, ką pagaminame ir vyriausybinės agentūros pasakė gerai, mes tikime jumis. Mes kalbėjome apie laboratorinius tyrimus. Kiekvienas naujas Nutrients produktas buvo išbandytas šios grupės žmonių tam tikrų būdų. Buvo atliekama daugiau negu 100 bandymų, daugiau negu 1000 dalykų. Leiskite man pakalbėti apie keletą pagrindinių momentų. Kai kurie rezultatai, kuriuos mes aptikome, tai rezultatai, kurių jūs galite tikėtis pamatyti savo patiems ir savo klientams.
Aš pradėsiu kalbėdamas apie nutrient synergy ciklą. Kada jūs naudojate nutrient synergy ciklo odos valymo priemonės, jūs galite tikėtis ne tik, kad jūs